Ūkio ministerija pripažįsta, kad sunkmečiu nepavyko padidinti smulkiojo ir vidutinio verslo. Iš 1 milijardo litų ES struktūrinių fondų skirtos paramos finansiniai tarpininkai bankai tesugebėjo išduoti vos 87 paskolas už mažiau nei 5% šios sumos, tai yra 48 milijonus litų. Opozicija apie tai kalbėjo ištisus jau metus ir siuntė signalus, kad būtų geriau įsisavinamos ES lėšos, bet iš dabartinės valdžios arba kai kurių ministrų, kaip ūkio ministro, kreivė būdavo atsakymai, kad mes sėkmingai įsisavinam ES suplanuotas lėšas ir kad įsisavinsim jas laiku, bet vis dėlto, kaip ir visur, realybė pasirodė yra visiškai kitokia. Ir manau, kad ūkio ministras visiškai nesupranta, kaip atkurt ekonominę situaciją Lietuvoje arba kaip ją pagerint, dėl to, kad Lietuva laikosi ant 2 banginių. Tai yra eksportas ir smulkus ir vidutinis verslas. Ir čia aš manau, kad ūkio ministras turės pasiaiškinti Seime, kada prasidės pavasario sesija, konkrečiai atsakyti klausimus, kodėl metų eigoje nebuvo imamasi papildomų veiksmų, kad pagerinti šitų lėšų įsisavinimą. Nes tų lėšų neįsisavinimas pakenkė Lietuvai ypač vidaus vartojimui, kuris yra paskutinėje vietoje tarp visų ES šalių. Taip pat neigiamai atsiliepė sodros biudžeto pajamų surinkimui, tiek savivaldybių biudžeto pajamų surinkimui, o svarbiausia tai, kad tų lėšų neįsisavinimas vis dėlto didino nedarbą Lietuvoje ir didino emigraciją mūsų piliečių į užsienį. Pasak ūkio ministerijos atstovų, programos tikslas padidinti verslo kreditavimą krizės laikotarpiu nepasiektas. Bankai, kurie nesistengia efektyviai skirstyti verslo skirtų paskolų, nebeteks galimybės būti finansinių tarpininkų tarp verslo ir valstybės. Ūkio ministerija pasirinko kelią, kad tos lėšos būtų įsisavintos per bankus. Jiems niekas nelipė taip elgtis. Bet kaip visada šitai vyriausybei, kada trūksta kompetencijos ir patys galvoja, kad jiems gali iškilti aibės problemų dėl trūkumo gerų specialistų, kurie būtų atsakingi už lėšų įsisavinimą, tai jie šitas funkcijas buvo perdavę komerciniams bankams ir patys nevykdė jokio monitoringo arba stebėsenos, paprastai pasakius, kai bankai įsisavina tas lėšas atskirais mėnesiais, ketvirčiais. Ir dėl to šiandien turim tokį rezultatą. Kiekvienas ministras turi suprast, kad jisai turi stebėti ir kaip vyksta tų lėšų įsisavinimas, jis turi organizuoti pasitarimus, jeigu mato, kad yra tam tikrus grėsmės arba pavojai, kad tos lėšos bus laiku neįsisavintos, bet nesidėti ramiai ir paskui praėjus tam tikram laikotarpiui verst kaltę kitiems, prisidengiant savo negebėjimus. Lietuvos profesinės sąjungos šių metų sausio 16-ąją ketino surengti mitingą prie Seimo. Mitingo atstovų teigimu norima protestuoti dėl nedarbo, kainų, skurdo, pensijų ir minimalios algos dydžio. Savivaldybė leidimo nedavė, tačiau profsąjungoms pasiūlė teikti naują prašymą leidimų mitinguoti kitoje vietoje, prie Siemens arenos arba Kalnų parke. Tai paskatino konservatorių krikščionių demokratų partijos lyderiai. Ir taip pat, žinant, kad Vilniaus miesto meras yra kaip tik irgi iš konservatorių krikščionių demokratų partijos ir jų didžioji baimė ir jų pačių siejama baimė visuomeniai, kuri jau, aš manau, labai yra giliai įsiskiepijusi visų mūsų žmonių atmintyse, juos privertė elgtis taip, kaip elgėsi Lukašenka Baltarusijoje.